Važiuojam. Tai sveiki mūsų sekėjai. Mes su komanda gaunam labai daug klausimų, kodėl, pavyzdžiui, mes esam būtent šitoj prancūzų dekoratyvinės ir spa kompanijoje ir mes esam visos virtualios parduotuvės konsultantės, vartojam produktus ir jeigu jūs klausite mūsų, ką mes vartojam, mes visada drąsiai atsakom ir jeigu jūs pasakot mum savo problemą, tai mes padedam jum išspręsti jūsų problemą, tiksliau patariam, kokie produktai gali išspręsti jūsų problemą. Nu ką tada, mergaitės, pradedam kalbėti ir paaiškinam mūsų visiems, kurie klausia, nes tikrai yra žmonių, kurie teiraujasi ir užduoda klausimus, o yra žmonių, kuriem įdomu, bet jie neužduoda jokių klausimų. Tai Daiva Rudienė, pradėkim. Tu esi mūsų grožio specialistė. Tu pas mus kiekvieną dieną jau kaip ir aš dažaisi daugiau ar mažiau, tai papasako, kodėl tu esi šitoj kompanijoje ir pristatyk kurį nors vieną iš savo mėgstamiausių kompanijos produktų. Na, sveiki. Esu šioj kompanijoje dėl to, kad man labai patinka gauti kiekvieną savaitę atlyginimą į savo kortelę. Ir nereikia pirkti, įsipirkti, prikrauti lentynas, prarūšiuoti ir po to galvoti, kaip man dabar čia viską išparduoti. Pas mumis nereikia jokių sandėliavimų. Va tas yra du dalykai, kas man patinka. O šiandieną nusprendžiau papasakoti šiek tiek neplačiai apie mūsų 3D korektorių. Turiu rankose mediumą ir light. Light buvau pasiėmus, tai kaip aš esu išbliškusi, šviesiaodė, tai buvau šiek tiek paryškinta. O medium pasiėmus dėl to, kad eini kur nors vakare į restoraną, noriu biškį ryškesnė būti, gražesnė, tai pasiėmiau šitą. Noriu būti ryškesnė. Ryškesnė, taip. Ir į miestą išeit gali ir tik tai raukšliukus pakavojus, o jau į restoraną norisi išeiti ryškesniai. Man labai patinka dėl to, kad kiek aš turėjau krem pudrų ar ko, jos tolygiai nepadengdavau. Nesvarbu, čia neminėsiu kompanijų vardų, čia neatėjau ne kompanijos apkalbinėti, nepadengdavo taip tolygiai odą. Aš nuo jaunystės turiu aplink akytes tokių raudonų žymelių, tai jis labai nuostabiai padengia, nesuskirdinėja, neatsilupinėja. Nu, nežinau. Išsilaiko visą dieną, nesusiburbuliuoja ir kas svarbiausiai, nesubėga, vis tiek jau mes ne pačios jauniausios moteris ir tų raukšlelių ir mažiau ar daugiau nesubėga ir raukšlelės. Tas yra vienas iš tokių pagrindinių dalykų šio kremo. Taip. Tas man labai patinka ir tikrai nemanyčiau į kitą. Gerai, tada ačiū, Daiva. Na ką, dabar Genutė, kuom tu mumis nudžiuginsi? Kodėl tu esi šioje kompanijoje ir apie kokį tu vieną gerą ir populiariausiai iš savo dienos, ar kaip čia pasakyti, vienu žodžiu, kuris tavo produktas iš visų naudojimų patinka labiausiai ir šiandien tu apie jį papasakosi. Prašom. Jo, sveiki visiems. Kodėl man patinka prancūzų kompanija, va ši būtent. Todėl, kad aš turėjau, kas mane draugai žinot, iš Facebooko draugai, su kuriais aš atėjau į mokyklą, giminaičiai, todėl, kad mano oda visada būdavo problematiška, turėjau labai daug spuogų, nežinojau, kaip juos įsigydyti, daug metų tas tęsiasi ir tikrai turėjau kompleksą, labai didelį kompleksą turėjau, todėl, kad oda buvo negraži ir visur jausdavausi
nu, nežinau, sakau, toks būdavo kompleksas. Prie to priejau, kad reikėjo pradėti rūpinti savo odą. Aišku, labai daug išbandžiau. Kompanijų? Jo, ir labai daug išbandžiau ir kaip galiu pasakyti, va ir faktai apie save kalba, jau dieninį kremą baigiu jau išnaudoti. Aišku, ilgai jau užtenka. Tai mano favoritas. Todėl aš nežinau, sakau, kad vartoju kolageną geriamą. Ir ne tik, aišku, reikia rūpintis, ne tik, kad tai viskas eina ir iš vidaus. Vartoju kolageną, o šio kremo sudėtyje yra kolagenas ir hialurono rūgštis. Aišku, ir bėgant metams ta mūsų oda tampa tokia, kuri reikalauja labai daug drėgmės. O šis kremas, tikrai manęs nenuvylė ir išpildė visus nenuvylė, visi lūkesčiai pasitvirtino. Galiu drąsiai rekomenduoti. Aišku. Ką dar pasakyti? Nu, džiaugiuosi, kad tikrai teko susipažinti su šia kompanija. Čia yra mano yra pomėgis, ne mano nuolatinis darbas. Mėgaujuosi, vartoju produktus ir tikrai džiaugiuosi. Gerai, ačiū Genutė. Nu, kadangi mano visos kolegės šneka apie grožio produktus, o aš pašnekėsiu apie mūsų resetą. Resetas tai yra geriamas skystis, yra tokia šotas, čia yra su mililitrais sudėlioti ir įsipili 15 mililitrų, geri ir užsigeri stiklinę vandens. Kas jisai toks apskritai yra? Tai yra šarminis super maistas, palaiko žarnyno sveikatą ir labai padeda virškinimui, išvalo po truputuką labai gražiai mūsų kepenis. Ir mes žinome, jeigu, pavyzdžiui, mūsų kepenis yra nesveiki arba užteršti, tai kiek mes besistengtumėm numesti svorio, mes niekada jo nenumesim. Dėka Reset pagalbos, kadangi kepenis, žarnynas, viskas valosi, tikrai galima numesti kelis kilogramus, aišku, priklausomai, kiek jūs galite numesti, kiekvienam pagal savo sveikatą. Dar jisai prisideda prie stiprios mūsų imuninės sistemos, palaiko smegenų veiklą ir aš dar labai pastebėjau, kad buvau susipykus su miegu, pradėjus vartoti Reset, jau jis eina į pačią pabaigą, kad man šiek tiek stabilizavosi ir paliko miegas šiek tiek sveikesnis. Tad kol mano mergaitės kitos kalbės, aš kaip tik ir išgersiu dienos paros dozę. Nu, o dabar, Daiva Kaminskienė, tu papasakok apie savo produktą mylimiausią ir aišku papasakok, kodėl tu esi šioje būtent kompanijoje. Sveiki, šioje kompanijoje esu, kaip ir Daiva minėjo, kad nereikia nieko sandėliuoti. Tu dirbi su elektroninė parduotuvė, su žmogu pabendrauji, pasiklausi, kokios jo problemos, nusiunčiu elektroninės parduotuvės linką, pasakai, ką pasirinkti ir jisai nusiperka pats. Nereikia man pirkti ir siūsti jam. Šitas labai gerai ir kad kaip alga, kaip pervedimas kiekvieną už tavo įsigytą produktą arba tavo kliento gauni pinigus kiekvieną ketvirtadienį. Ir be ko, aišku, produktai. Produktai tai superiniai. Aš jau juos baigiu įsimylėti ir niekada nekeičiu tą kompaniją. Padeda labai spręsti daug problemų, tokių kaip ir man pačiai sprendė problemas kaip akių-tas kontūrų kremas. Jisai kliniškai įrodytas, biologinis, yra natūralių produktų ir man padėjo spręsti tokias problemas kaip tamsus ratilai aplink akis, šviesina odą, atgaivina odą, kas kovoja su odos paburkimais, jis labai gerai tinka, uždegimą mažina, sakau, jis labai puikus ir tuo labiau kaip ir veidą, taip ir pakių odą reikia drėkinti, tai va šitas kremukas tikrai drėkina visą pakių sritį, jis labai geras. Daiva, žiūrėk, aš tai nesenai pradėjau tą kremą naudoti, bet pas mane tos problemos, kaip pajuodė pakiai, nėra niekada gyvenime. Paburkė taip,
ar tą problemą gali padėti spręsti, jeigu tu Taip, pas naudoji mane jau buvo labai pajuodę pakiai. Labai buvo, atsikeli iš ryto, tai kaip atrodo kažkas sumušęs. Tai dabar nėra to, aišku, dar kažkiek būna, kaip nedamiegi matosi, bet Nu. jau tokios problemos tai jau tikrai Bet nėra. tai žiūrėk, Daiva, nedamiegojai, pasitepei savo pakilus, ane, nuėjai pasidaryti kavos, kaip Daiva Rudienė sakė, užsitepei 3D korektoriaus ir išeini Taip, jau kaip gražuolė, ne? Nebesimato, kad tu ten visas buvai. problemas Taip, va, yra. tikrai padeda išspręsti problemas. Visi produktai yra. Jie atitinka ES tos reglamentus, tai jie, o ES reglamentai tikrai jie reikalauja daug ko, tai kad čia tikrai geri produktai. Ir aš tikrai nesiruošiu keisti, kaip Giedrė sakė, nieką, jau čia jau viskas pabandžiau, kaip sako, kartą pabandėjai, sustoti negali. Va, taip ir aš pradėjau kalbėti ir nepasakiau, kad aš irgi būtent šioje kompanijoje, dekoratyvinės kosmetikos, prancūzų ir spa kompanijoje esu ne dėl pradžioj, ne dėl kažkokio uždarbio, dėl kažko tai, bet dėl išsprendimo savo problemų ir dėl to, kad, vat, kaip Daiva sakė Rudienė ir kaip tu, Daiva Kaminskienė, sakei, kad mes čia netgi pirkdamos pačios savo, gaunam algą kas savaitę į savo sąskaitą. Kad nereikia sandėliuoti, kad nereikia pirkti, perparduoti, vienu žodžiu. Ir dar dėl to, kaip ir jūs visos sakėte, kad tikrai produktai yra Botanical, turi ES visus reglamentus, o ES tikrai labai daug reikalauja. Taip, kad žinokit, jeigu būna gerų kompanijų, ane, aš sakau, kaip mane, kiekvienas turi atsirinkti savo produktą. Bet žinokit, tikrai, jeigu jie neturi ES reglamento, visų tų dokumentų, tai žinokit, tada galite nusipirkti katę maiše. Nes, pavadinimas dar nieko nereiškia. Tai gali būti pavadinimas bombinis, o produktas bus ten neaišku koks, jeigu jis neturi to. Bet, kaip sakoma, kiekviena kompanija dirba savaip ir kiekviena uždirba savaip. O mes dirbam taip, ne, rekomenduojam, naudojam pačio žmonėm, rekomenduojam, kaip Daiva. Padedam išspręsti problemas. Padedam išspręsti problemą, žmogui susidomėjus, nusiunčiam linką ir toliau pats žmogus daro viską pats. Užsiregistruoja, apsiprekina ir vežėjai pristato jam tiesiai prie jo durų. Nereikia sukti jokios galvos. Tai yra turbūt visom pats geriausias dalykas, ane? Tai būna gauni... Čia būna tavas, kai pasidarai užsakymą ir gauni mažą spa į namus. Tikras spa su tais produktais. Jo. Kaip tu, Daiva, esi dirbanti, Genutė yra dirbanti, ne, tai jūs tikrai, čia yra jūsų hobis daugiau, jūsų sveika oda, sveiki plaukai ir sveikas kūnas. Ir aišku, papildomos pajamos, bet jeigu mes toliau taip dirbsim, tai gal jūs netgi tą samdomą darbą mesit, gerai užsidirbsit čia ir pradėsit būti tikrom verslininkėm, nes tikrai šitai kompanijai galima susikurti stabilų, pastovų verslą. Taip, įmanoma. Sakau, produktai geri, nes aš viena moteris irgi pasiūliau ir vis sako, ne, aš negaliu, nes pas mane tokia probleminė veido oda, ką aš nebandau, niekas man netinka. Sakau, tai aš tau atnešiu pabandyti tą dieninį kremą. Pabandė, sako, tikrai jokios reakcijos, nieko, labai švelni, graži oda. Sakau, o pasakė, kad tikrai jokio kremo nenaudojo, tik tai ten pagal specialų užsakymą padaro jai, tai reiškia, geras kremas. Geri, visa linija, visa produkcija yra tikrai bombinė. Tai aš irgi galiu dar pridurti, tikrai aš esu, mano odai tikrai yra iš tų pačių tokių lepiausių ir labai reaguoja, ką turiu žiūrėti irgi, ką valgau, ką tepu ant savo veido ir tikrai galiu drąsiai sakyti, kad dieninis ir toks pat naktinis kremas išsprendė mano problemas ir dabar tikrai galiu drąsiai
rodyti savo veidą ir nebijoti. Tai jau Ir tikrai. rekomenduoti tikrai 100%, Taip. kad tikrai nesigailės ir Tai išspręs. dabar mergaitės pabrėžkim visiems mūsų, kurie žiūrės įrašą, kas tai yra, nežinau kaip jūs, bet aš jau gavau daug tokių klausimų. O kas tas yra, kad tu esi ne platintoja, ne pardavėja, o tu esi virtualios parduotuvės konsultantė. Tai va dabar, Kaminskienė, papasakok, kaip tu įsivaizduoji ir kaip tu supratai tą savo darbą virtualios parduotuvės grožio arba šiaip konsultantė. Va dabar papasakok, kaip tu priėmei tą naują tokį iššūkį, kad tai nėra elektroninė parduotuvė, tai nėra kažkas, tai yra virtuali parduotuvė ir tu jos konsultantė. Tai tas pats, kaip tu kontaktuoji su klientu, jisai pasako savo problemas, mes pakalbam, pasirenkam produktas ir aš siunčiu linką ir jisai kaip, man nereikia nupirkti ir siūsti jam, jis apsiperka pats. Aš kaip ir nematau tų produktų, aš tik tai patariu, kokiu jam geriau būtų įsigyti. Tai čia nesiskaito, kad tu platintojas, ir skaitosi virtualios parduotuvės konsultantas. Taip, mes netgi nedalyvaujam kaip kitose kompanijose, taip, jos irgi gal ten patarė, mes netgi nedalyvaujam krepšelio sudėjime. Taip, mes taip pat nežinom, ką jie pasikalbėti su klientu, kokios problemos ir ką tu patartum jam ir viskas. Ir tuom baigėsi konsultantų darbas. Tai čia ne platintojas. Nu, aš manau, Aišku, visos nesuprato tą darbą. Ką ten norėjai, Daiva, pasakyti? Pamiršau, kad čia Tai ne tik apie tai, pasakyti, kad ne taip, kad patarim, jisai įsigijo ir mes jau nebendravom. Vis tiek parašai žinutę, paklausi, ar tiko, ar patiko, ar dar ko nors reikėtų. Bendrauji su to klientu, nenumeti jau jo likimo valiai. O dėl ko? Dėl to, kad mes nebijom parekomendavus ir toliau bendrauti su klientu, kad tikrai klientas nepasiūs, ne, kaip būna. Nu, daug mes esam susidūrę su tokiu dalyku. Arba mes pačios kažką nusipirkom kažkur ir pasiunčiam tą konsultantą, pardavėją, nežinau kaip. Arba, pavyzdžiui, tikrai būna, kad ir sakau, nereikia bijoti bandyti produktus, nereikia bijoti ateiti į mūsų komandą, ateiti į mūsų kompaniją ir bandyti būti ne pardavėjam, ne platintojam, o paprasčiausiai dirbti rekomendaciniu būdu, tai yra būti prancūzų dekoratyvinės kosmetikos ir spa virtualios parduotuvės konsultantėm. Nebijoti parekomenduoti žmogui tą produktą, kurį tu jau pats išbandęs. Kaip, pavyzdžiui, aš, kaip Genutė, kaip Daiva, kaip kita Daiva Rudienė ir kitos mūsų mergaitės, kurios šiandieną negalėjo dėl kažkokių tai priežasčių prisijungti. Visos mes nebijom, nes tikrai niekas neparašys blogo ten atsiliepimo, kad ką ten meluoji. Taip? Tiek yra tik gerai, kad kompanijoje nėra tų produktų, kad tu negalėtum visus išbandyti. Įmanoma laikui bėgant juos visus išbandyti. Nėra didelis asortimentas, kaip ten 400, 300, nėra taip. Tai 300 nieko tokio, bet aš apskritai neįsivaizduoju. 4000 produktų, 5000. Tai tu ten turi 10 metų jau dirbti ir tada drąsiai sakyti, taip, aš išbandžiau visus produktus. Ir tai negali tu visų išbandyti, nes, nesvarbu. O pas mus tikrai asortimentas yra nelabai didelis, jis yra platus, nes yra plaukų linija, veido linija, kūdinimosi linija, bet pačių produktų daug nėra ir mes tikrai, man atrodo, mes su tavim, Daiva, jau beveik visus ir išbandėm, beveik. Aš dar kūdinimosi linijos nebandžiau. Kol kas jaučiu, kad vis mane labai reikia, bet man tą problemą spręsti, kai aš naudoju dienos balansą ir pilvo toniką. Man labai gerai viskas susitvarko ir svoris savo reguliuojasi viskas. Man šitas labai gerai. Vieno ar kito produkto tu neišbandęs, bet šiaip daugumą, kaip aš galiu pasakyti, plaukų liniją išbandžiau visą, veido liniją ir dekoratyvinę kosmetiką išbandžiau visą. Vat aš irgi dar nebandžiau to kūdinimosi. Tik pradėjau, tai nežinau. Bet jo, kaip tu sakai, balansas ir pilvo tonikas yra bombiniai. Ir sakau, resetas dar yra tokiam pačiam buteliuke yra kalogenas. Aš gėriau,
Daiva, tu irgi gėrei, ir tu negėri, Daiva. Nu, Mhm. irgi labai geras. Genutė, tu turbūt kitos kompanijos. Ar mūsų kologeną gėrei? Nu, Ne, aš kitos. kitos. Nu, bet nesvarbu, žinai. Mhm. Tik tai tiek, kad Bet man plaukų, palaukit, folikulų maistą, jo, Man superinis. patinka, vat, pavyzdžiui, kologenas šitos kompanijos, ne, ir visi produktai. Nereikia maišyti tų miltelių. Nu, No, ne, to nu man irgi labai turiu. nepatinka. Čia jau viskas yra, va, dozavimo yra indelis, 15 ar 20 ar 10, nu, žiūrint, koks produktas, ne. Įsipyliai, kitą reikia skiesti su vandeniu į 0,5 litro, mes turim butelius, bet ne apie tai. Arba išgeri šotą ir užsigeri, va kaip aš, įsigeriau stiklinę vandens. Kad visi produktai jau yra tiek gerai paruošti, kad juos tik tai reikia atsukti, įsipilti, išgerti ir būtinai po atidarimo, jau kai atidarai pilnai, reikia naudoti laikyti šaldytuve. Ir kai žymiai skanesni yra tie produktai, kai yra tokie šalti. Nu tai va, ką dar norit mergaitės pasakyti? Na, gal apie vypus reikia žmonėms pasakyti, kad... Pasakyk, Daiva. Kaip jeigu žmogus tampa VIP klientų mūsų, gauna 10% nuo mūsų, 10% nuo mūsų kiekvieną mėnesį apsipirkimam vienam. Ir nemokamas siuntimas, aš nežinau, 49 svarai pas mus, o pas jūs Arba 63 69 eurai. Taip, va. Ir svarbiausia, kad mūsų VIPai skirtinė, jie gali apsipirkti nemokamai. Jie gali dalinti savo elektroninę parduotuvę, kurie gauna, prisiregistruoja su savo draugais, pažįstamais ir gauti virtualius pinigus, kaip jų ten draugai pažįstamai apsipirks ir susitaupyti ir apsipirkti nemokamai. Čia tai superiniai. Ir dar mūsų VIP klientai yra išskirtiniai beveik turbūt iš visų kompanijų. Jie nieko neprivalo, jie nieko neįsipareigoja. Jie užsiregistravo, nusiperka ir gali pirktis 1-2 kartus per metus ir jie vis tiek tampa VIPai. Jiem nereikia kas mėnesį ar kas pusę metų kaip kitose. Arba bent jau 1 kartą metuose reikia aktyvinti savo. Ne, jisai eina ir eina ir eina. Kiek nori, tik perkasi. Kada nori, perkasi. Jeigu žmogus nenori, tą ir perkasi. taip, labai geras, čia sakau, VIPai tai superiniai. Jeigu nenori būti konsultantu, tai čia VIPas, tai tikrai superinis. Taip, o mes konsultantės visada suteiksim VIPui visą konsultaciją. Informacija. Padėsim, išklausysim, kokias jūs turit problemas, mes patarsim, kokius produktus įsigyti, jūs tampat VIP klientais, gauna 10% dar nuolaidą nuo esamų nuolaidų parduotuvėje, 10% nuo mūsų ir jūsų darbas, kiek norite, tiek perkatės, kada norite, tada perkatės. Įsidedat į krepšelį 49 svarus arba 63 eurus ir jum nemokamas siuntimas į bet kurią pasaulio šalį, su kuria dirba pati kompanija. Čia yra, sakau, bomba. Bomba, bomba. Bomba. Na ką, mergaitės, gal šiandien ir baigiam, prisišnekėjom, pašnekėjom apie virtualią parduotuvę šiek tiek, papasakojome apie savo vieną produktą, bet tai tik pradžia, mes dar labai dažnai ateisim, jum papasakosim, nes tikrai verta apie tos produktus ir apie pačią kompaniją šnekėti. O šiandien tada ačiū visom, kurios susirinkote ir gražiaus likusio vakaro ir gero žiūrėjimo tie, kurie žiūrės mūsų įrašą. Ate. Ate.